Uždavinys su kūgiu. Nusibraižome tą kūgį. Nediduką tokį nusibraižome. Štai va taip va. Ir pabandome įspręsti šitą uždavinuką. Žiūrime, kągi mes čia turime. Pasakyta, kad mūsų aukštinė yra 56 cm, štai čia 56 cm ir pagrindo spindulys 42 cm. Prašo apskaičiuoti sudaromosios ilgį. Tai sudaromosios kūgio kvadratas yra lygus spindulio kvadratas plus aukštinės kvadratas. Va štai iš šio trikampio pagal Pitagoro teoremą. Reiškia, mums beliko apskaičiuoti. Reiškia, sudaromosios ilgis bus kvadratinė šaknis 56 kvadratu pridėti 42 kvadratu. Apskaičiuojam ir gaunam net 70. Viskas. Pirmoji dalis įveikta. Dabar mums reikia paviršiaus plotą. Visas kūgio paviršius susideda iš dviejų dalių. Tai yra pagrindas ir šoninis paviršius. Pagrindo plotas, kadangi kūgio pagrindas yra skritulys, skaičiuojamas pagal formulę πr kvadratu. Na, o šoninis paviršius, šoninio paviršiaus plotas skaičiuojamas pagal formulę πrl, kur L yra sudaromoji. Taigi, mūsų paviršiaus plotas, S paviršiaus, bus lygus π, R yra 42 ir kvadratu plus π, vėl R 42 ir L sudaromoji 70. Beliko apskaičiuoti, štai čia 42 reikia pakelt kvadratu, o čia 42 padauginti iš 70. Taigi mes gausim 1764 π bus pagrindo plotas ir šoninio paviršiaus plotas 2940 π. Sudėsime ir gausime iš viso 4704 π. Štai toks bus mūsų kūgio paviršiaus plotas.